Sveiki kavos draugai, šiandien jums kavos draugas Andrius pristatys DeLonghi kavos aparatą, tai pusiau automatinis kavos aparatas EC820B. Taigi, kavos aparatas naudoja maltą kavą arba kavos tabletės. Štai kavos tabletės. Nieko nelaukia, iš karto galim pradėti gamintis kavą. Tai kavos tabletės paprastesnis būdas, tiesiog nereikia žaisti su tirščiais, paskui įdėjot kavos tabletę, užsukot kaušelį, pasidedat puodelį, ir nusistatot, kad norite kavos ir iš karto gaminame espresiuką. Štai pasigaminame tikrą itališką espreso ir galime pasižiūrėti, kad labai paprastas higieniškas būdas, tiesiog atsukame kaušelį ir galime išsikratyti tą tabletę. Štai jokių tirščių, viskas švaru, higieniška ir bandome darytis kapučino. Taigi darome kapučino, įsipilame pieną į puodelį, iš kurio gersime ir tiesiog garų pagalba pienas yra suplakamas, ta kapučino puta pasidaro. Tai yra tikrai labai paprastas, lengvas būdas ir nėra taip sudėtinga, kaip gali pasirodyti iš pirmo karto. Vėlgi privalumas šitos sistemos, kad gaminant latte kavą galima paišyti ir įvairiausius meškučius, saulytes, paveiksliukus, kokių tik tai norite. Štai kaip iš arčiau atrodo suplakta puta. Super. Na ir pilame juodą kavą. Vėlgi matote, jeigu netelpa didesnis puodelis, tai tiesiog nusiema padėklas labai paprastai ir taip išradingai išsprendžiama ta didesnio puodelio problema. Matome, kaip gražiai sluoksniuojasi itališkas kapučino, pagamintas itališko kavos aparato DeLonghi. Taigi, ačiū Andriau, o su jumis susitiksime kitose kavos draugo serijose.